Gavau dar vieną lapelį. Ką atsimenu, dabar sakysiu. Tai labai pavargau. Apibūdinčiau savo gyvenimą. Labas rytas, sveiki atvykę į mano naują vlogą. Dabar paliko mane vieną po matematikos, nes noriu spręsti iki galo uždavinį. Ir po to 2 lietuvių ir tada nauja tema matematikos. Tai jo, dabar žiauriai sunkia tema einam 12-okų, tai nieko gero, labai sunkiai sekėsi, išprašym, kad šiandien nerašytume darbelio ir dar pasimokytume. Tai rytoj laukia darbelis. Pasirodo, pas mus mokyklai šiandien yra tolerancijos diena ir kaip matot, gavau lapelį, reiškia, mane kažkas apsikabino ir dabar aš turiu apsikabinti kitą. Va, mūsų pietus atėjom pavalgyt. Gavom visi dabar tokius pranešimus. Gavau dar vieną lapelį. Pagaliau aš jau kaime, jau beveik prie namų. Žiauriai pavargau šiandien. Aplamai visą šitą savaitę labai sunki, nes kiekvieną dieną atsiskaitimai tikrai labai sunku yra. Ir pasiruošti reikia ir ištisai prie namų darbų, tik tai grįžus. Ir baisiai neišsimiegu. Dar tas dalykas, nes per daug atsiskaitimų, per daug galvoju, pilna galva tiesiog visko. Labai sunku. Bet dabar grįšiu namo, atsakysiu į klausimus, kuriuos uždavė man per Instagramą. Galėjo paprastai užduoti, ar buvau įkėlus, kad anonimiškai. Tai nežinau, pažiūrėsim, gal kažką atsakysiu, jeigu buvo klausimų. Laukit. Labas! Pasiilgai manęs? Labas! Kutukas. Ir dar vienas. Taip, ateik. Labas! Labas, Aleksai! Taip, gražus tu. Ir tu, Garfieldai. Tai grįžau namo ir dabar iš karto, kol nepamiršau, noriu nufilmuoti šitą dalį video, nes paskui eisiu mokytis, kad nepamirščiau. Pradedam. Tai aš neužsirašiau tų klausimų, tiesiog ką atsimenu, dabar sakysiu. Tai pirmas klausimas buvo, ką veiksi, kai baigsi mokyklą. Tai iš tikrųjų aš kaip ir turiu tokį planą, bet dabar kol kas nežinau, man kažkaip nelabai dar gerai sekasi įgyvendinti. Tai mano planas yra po mokyklos įstoti į mediciną ir tada mokytis 6 metus medicinos, bet aš labai tikiuosi, kad įstosiu į nemokamą. Tai kodėl sakau, kad man nelabai pavyksta šitas planas kol kas, nes pasikeitė programos 11 klasiai ir dabar žymiai sunkiau yra viską mokytis, negu anksčiau būdavo. Ir, pavyzdžiui, su egzaminais nežinau, kaip bus, nes dabar pas mus yra tarpiniai atsiskaitimai ir tiesiog patys nežino mokytojai, iš ko ruoštis mums, kaip ruoštis ir ko tikėtis tam atsiskaitime tarpiniam, kuris sudaro 20 arba 40% mūsų egzamino vertinimo. Ir tai yra tikrai daug. Ir esmė tame, kad bent jau man dabar su pažymiais, tai nepasakyčiau, kad taip gerai, kad galėčiau įstoti mediciną nemokamai. O mokamai, tai suprantat, kokios ten sumos eina, tai aš nežinau, ar tikrai galėčiau leisti savo mokamai studijuoti mediciną. Tai turbūt reikėtų rinktis kitą kelią, bet, sakant į šitą klausimą, planas yra įstoti mediciną.
Keli klausimai kartojasi, kad kaip sekas su chemija. Pagrindinis dalykas, dėl ko labai daug yra namų darbų, tai chemijos, nes chemijos mokytoja užduoda tiesiog žiauriai daug namų darbų ir užduočių užduoda, tai tikrai tenais ne 5 užduotis atlikti per vieną, pavyzdžiui, dieną, kitai dienai ir panašiai. Labai didelis krūvis, labai mokytoja nemoka išaiškinti gerai. Tai nelabai gerai sekas man dabar su chemija, bet stengiuosi kiek galiu, sėdžiu tikrai ne po 1 valandą, tai va. Tai kitas klausimas buvo, kokioj ten gražioj kavinėj buvau, nes aš į Instagramą įkėliau nuotrauką iš gimtadienio, kuris buvo praeitam video, kaip matėt, tenais, kur švenčiau Ali šokoladiniai, tai va, buvau tenais. Kai dar nematėt to video, tai galit pasižiūrėti, bus gale įkeltas. Ir paskutinis klausimas, tai buvo, kaip apibūdinčiau savo gyvenimą vienu žodžiu, tai sakyčiau įdomus, tikrai nėra jis nuobodus, tikrai nėra, kad viskas labai blogai arba viskas labai gerai. Šitas žodis, manau, tikrai labai gerai tinka, įdomus. Šiam kartui tiek klausimų, turbūt daugiau neatsakinėsiu, nes dar turiu darbų ir, kaip sakiau, kad turėjau daryti namų darbus, mokytis, nes rašom rytoj biologiją. Tai ačiū, kad žiūrėjai, iki kitų kartų. Ate! Dabar yra matematika B lygiui. Ir Edvina jau parodės, kaip vyksta matematika A lygyje. Pas mus vyksta taip. Pala.